kaip menininkai yra, o dabar? Ar gali būti dar aktyvus? Atsakant į jūsų klausimą, tai žinoma, situacija gerokai pasikeitė. Nes iš tikrųjų tada mes turėjom tikslą, visa Lietuva turėjo bendrą tikslą įsikovoti tą laisvę, nepriklausomybę. Ir Dailininkų sąjunga iš tikrųjų buvo ta organizacija, viena didžiausių iš kūrybinių sąjungų. Ji jungė su apie 3000 dirbančiųjų. Dailininkų tada buvo apie 900 ir mūsų 3 dailės kombinatai, kurie buvo atleisti nuo mokesčių, nuo valstybės mokesčių ir iš tų savo uždirbtų pinigų mes įsilaikėm. Žinoma, valstybė dotuodavo tais taip vadinamas jubiliejinės šventės, o šiaip savo kūrybinę tą veiklą, reiškia ir materialinius reikalus, tvarkėmės patys. Atėjus nepriklausomybė, žinoma, viskas pasikeitė, nežiūrint į tai, kad mes labiau, greičiau galėjome įtikinti TSRS Dailininkų sąjungos vadovus ir net politikus, negu čia Lietuvoje paskui tvarkytis savo šitą ūkį. Ir tvarkant tuos reikalus, mums buvo atimti, taip sakant, tie bus uždirbti pinigai į valstybės biudžetą. Tada teko aiškintis, kad yra tokia kūrybinė sąjunga, kaip mes čia gyvensim. Mūsų tada nusintė pas socialinių reikalų ministrą Dobrovolskį. Užėjom su Krūtiniu, fondo direktorium, ir sakom, štai atėjom čia pas jūs pasitarti, aš esu Dailininkų sąjungos pirmininkas, čia fondo direktorius. O ministras taip sėdi kėdė ir sako, o kas čia ta Dailininkų sąjunga? Nu, aš jam atsakiau, kad žmonės iki šiol žinojo, kad yra tokia organizacija. Štai pirmas toks smūgelis iš mūsų nepriklausomos valstybės pusės, bet tai čia aš kalbu tik, kadangi Alvydas čia paklausė, tai sakau, nes čia nei skundas, nei kas, tiesiog situacija pasikeitė, politinė situacija ir bendrai visi šitie reikalai. Bet aš norėčiau paklausti, bet gal štai visų netgi, bet tai gal šitą situaciją kilo dėl to, kad kiekvienas dailininkas buvo paliktas pats su savimi, kad dingo dailininkų jungtis tarpusavį, kad dingo dailininkų rašytojų jungtis tarpusavį. Matot, mūsų pagrindinė veikla vis dėlto yra kūryba ir parodų organizavimas. Reiškia, tai šita situacija taip pat pasikeitė, kadangi mūsų pagrindinė kova vyko visą laiką dėl šiuolaikinio meno centro. Anksčiau jis vadinosi Dailės parodų rūmai, specialiai pastatyti šitiem reikalam, nes dailės kūrinių eksponuoti reikalinga tam tikra erdvė. Mūsų tos turimos dabartinės galerijos yra nepritaikytos, tai buvę visai kitos paskirties pastatai. O šitam pastate vyksta visai kiti dalykai. Ir dabar mūsų čia ir prezidentė kalba apie korupciją, Seimo pirmininkė reiškia apie moralinį nuosmukį, bet žvilgtarkim į tais šaknis, į valstybės politiką tuo metu, kaip jie organizavo. Aš jums paskaitysiu sąrašą, kokios vyko parodos nuo pat pradžios. Šiuolaikinių britų menas. Pirmą kartą šiame eksponuojamas Dramblio išmetas. Antras. 7 nusižudymo būdai arba mergaitė nekalta. Kuratorių neskaitysim. Elke Kristofer paroda ekrane autorės tuštinimosi procesas filmuoja pati autorė. Lietuvaitės iš Londono paroda, muilo gabaliukų vogtų iš visuomeninių tualetų įvairiuose pasaulio miestuose paroda su smulkiu paties vagystės fakto aprašymu. Paroda Savigarba, paauglės pirmieji seksualiniai išgyvenimai. Paroda Olandų biuras, reiškia, eksponuojami vidiniai organai, stemplė, inkstai, išeinamoji anga ir penis. Aišku, toliau. Bet kokios daromos išvados?
Stabilus Šemece priklausančių kuratorių būrelis tampa meno procesus valdančia jėga ir išsirutulioja į tipišką žinojimo valdžios struktūrą. 1998 metais Šemečiai žinojimo valdžios struktūros laipsniškai virsta ekonominės sistemos dalimi, o menas, suprask dailė, vizualinės kultūros kontekste jau nebeturi privilegijuoto statuso. Rėmėjai investuoja į reklamą, kuri puikuojasi pačiuose kūriniuose, jie išdėstami visur – salėje, kavinėje, tualete, ant stogo. Čia yra ištrauka iš katalogo skirto Šemece dešimtmečiui. Taip, o dabar jeigu būtų galima, pasakykit man situaciją, o kaip atrodo situacija su valstybės užsakymais ir požiūriu į istoriją, į kultūrą? Su valstybės užsakymais panaši situacija. Jų paprasčiausiai labai maža. Pavyzdžiui, su paminklų statyba. Ištisai konfliktai. Čia visuomenė turbūt žino, nes žiniasklaida informuoja. Sakykime, toks paprastas faktas, kad ir vėl truputį į istoriją. Bendras požiūris į mūsų dailę. Nes dabar dominuoja menininkas. Televizijos laidose sėdi rašytojas, kompozitorius ir menininkas. Tarsi jie ne menininkai. Reiškia, žodis dailė ir dailininkas ištrinta faktiškai. O kokiam televizijos ekrane jūs matėte rašytojus sėdinčius? Prašau? Kokiam televizijos ekrane matėte rašytojus sėdinčius? Ne, tai kartais būna. Dabar jų nereikia, bet čia vis prisiminimai. Štai kitas faktas. Pavyzdžiui, tos skulptūros ant Žaliojo tilto, pastovus ginčas, versti jas ar neversti. Bet naujoje nacionalinėje galerijoje Dilko steigiamojo kolūkio susirinkimas paveikslas eksponuojamas kaip epochos ženklas. Tai kur mūsų požiūris į šitą savo paveldą ir apskritai į ateitį? Taip, tai ką daryti? Ką daryti? Reikia keisti šitą situaciją. Keičiasi ministrai, bet situacija nesikeičia. Vadinasi, reikia kažkokio. Šiandien kaip tik atėjau čia iš Dailininkų sąjungos susirinkimo tokio, bando klibinti šitos reikalus. Pradėjo kažkas judėti. Tam pačiam Šemece. Reiškia, pirmą kartą dabar organizuojama paroda, Dailininkų sąjungos stipendijantų paroda. Reiškia, pažiūrėsim, kas ten susirinks, bet sakykime, yra visai daug sudėtingesnės tos socialinės problemos. Reiškia, koks valdininkas moka už savo darbo vietą? Dailininkas yra vienišius, jis dirba savo studijoje arba bute. Ir visus šitos mokesčius moka. Čia ponas Burašas jau minėjo apie tuos dalykus. Pavyzdžiui, aš gaunu pranešimą, kad darau valstybei žalą iš reiškia, įstaigos. Reiškia, einu aiškintis, sako, reiškia, man nubraukė tą gaunamą pensiją, nes aš gaunu kažkokias pajamas. Jokių pajamų aš negaunu, dirbu savo bute, bet braukiami šitie dalykai. Tai turėtų būti, dabar kažkiek judama tą kryptim, bet negali tęsti šitą situaciją. Aišku. Jo.